Ericeiros gražuolė išsiruošė į miestą demonstruoti Lisabonos mados namų sukurto apdaro. Taip. Va. Prašau, kokį perliuką nušoviau. Gryną perlą. Tai žodžiu, išmiegojom gerai ir esam prisiparkavę iš tikrųjų labai patogioj vieteliai. Kodėl? Todėl, kad jūrą ir centrą turim nuo čia. 15 minučių pėstute. Jo, maks 15 minutėlių. Vandenį ir išsituštinimą turime 5 žingsnius nuo čia. Va, kur matote. Paskui pizzerija. Lidl, pizzerija, McDonald's ir Burger King, visą kitą Ir turime. Aldi. 50 žingsnių nuo čia. Tai esame maks komforte ir galim sau leisti be didesnių vargų susigalvoti bet kokį mums šaunantį receptą į galvą. Gamint ką norim, saldumynus galim valgyti kokius norim, į dušą. Praustis kiek norim. Tuštintis kiek norim. Prie jūros eit kiek norim ir mėgautis miestu kiek norim. Tai dabar mes ir eisim pasimėgauti ir patyrinėti miestelio. Ir šiaip, manau, jeigu taip pajausim tą vaibą, gal net liksim čia ir šiek tiek ilgiau. Taip. Tai žodžiu, varom, tyrinėjam ir rodom. Let's go! Let's go! Pitpenam namo. Offroadų grįžtam. Tai prasėjom. Vėjas palei krantinę nelabai malonus, bet miestelis šiek tiek ramiau. Miestelis labai malonus. Tai žmonių, kaip keista, buvo tikrai nemažai, bet ne taip kaip vakare. Irgi netrūko. Tai visiškai toks surfo miestelis. Kur pasisuksi surf skolai. Aha, surfo pamokos, surfo parduotuvės, lentos, drabužiai, nu, tikrai labai. Bet ir skaitosi visai čia nais. Jo, norėjau sakyti, kad priežastis yra ta, kad čia realiai pasaulinio lygio paplūdimiai, kas liečia surfui. Ir apskritai kažkaip banglentininkų, kas čia draustinis, nedraustinis, kažkaip ten įdomiai išsireikšta yra. Jo, tikrai, kad vieni geriausių paplūdimių pasaulyje, kas liečia banglentininkams, tai tikrai netrūksta ir hostelių, ir parduotuvių, ir vietų. Neteko pamatyti, bandėm nueiti šiek tiek kitų paplūdimių, bet neteko pamatyti banglentininkų. Jo, tai nepataikė matyti ten, kur reikėjo, nes grįžtančių su lentom rankose matėm, bet tikriausiai kol kas dar nepavyko. Tai varom iki namų užkasti, perkasti ir vakare lysim atgal. Eisim pavakarieniauti. Kol kas planuose indiškas restoranas.
bet su mūsų planais Patys žinot. visko gali būti. Bet dabar planas vilniškas. Ir manau, vakare šalmuliko bus tikrai daugiau. Jo, pažiūrėsim, ką čia vakaras pasiūlys. Ne, šitas ne mano. Šitas ne mano. Nu tai ką, o tai kaip man žinoti? Išsikepiau, kad man būtų... Nu tai va, yra. Ir iškiurdė visus kiaušinius. Tai reikia man pasakyti, kur mano. Eina savo, nu tai čia va bus tau. Ne. Kažkaip tu nedakepi, man atrodo, mažiukai. Visus 3 kiaušinius prakiurdė. 4, tai kaip tu kepiai čia, jeigu 4 prasikiurdė kiaušiniai? Visus 4, 3. 3 galėjai tik prakiurdėti. O tai tu man sumaišiai? Tai aišku. Dėkoju už maistą, kurį turiu ant stalo, nesvarbu, kad ir jisai nebuvo pagal mano lūkesčius ir norus, bet tai yra maistas, už kurį esu dėkinga. Skanus. Tai norim prisiduoti biškį dabar. Buvom, žinokit, pradingę mes. Jūs dar to nežinot, bet mes buvom pradingę nuo paskutinių mūsų vidosikų. Nu, jie ir nepajaus. Nu, pajaus, nes nepamatys, ką veikiam mes tiek dienų. Nu, jo, bet tai mes realiai nelabai ką ir veikiam. Ne, tai aišku, juokas juokais. Tai žodžiu, išvažinėjom iš Ericeiros, kurią pristatėm jums ir išvažinėjom, net dabar nebežinojau, kiek mes čia dienų. Turbūt 6 gal dieną, kokią šiandien. Plius minus. Neįsivaizduoju, bet tikrai praleidom nemažai čia dienų. Jo, nu, žodžiu, šiek tiek kaip užklydom po visų savo dvarų lankymo, taip ir žodžiu, ir užklydom su galais. Tai, jo, prabuvom praktiškai turbūt vos ne pilną savaitę. Kažkaip taip net neplanuotai, labai geras čia vaibas buvo. Taip jaukiai ir jūra šalia, nors oras tikrai nebuvo kažkoks pasakiškas. Vidutiniškas visiškai, tikrai. Bet ir šurmuliuko čia netrūkdavo vakarais. Nu, taip kažkaip taip ir gavos, kad prabuvom ir šiek tiek atsiribojom gal labiau nuo telefonų, nuo visų tokių socialinių tinklų vedimo. Jo, nuo filmavimų visų. Nuo filmavimo toks, jo. Gerai. Leidom savo šiek tiek tiesiog pabūti. Būtent. Tai jo, pakankamai dar irgi tokie, kaip sakykim, kaip Portugalijai ir mūsų prieš tai turėtus parkingus, tai čia irgi santykinai tikrai tokie visai nieko buvom gavę, šiek tiek ant tokios kalvos. Tai, kad ir iš toliau, bet vis tiek jūrą matėm, turėjom vandens papildymą prie pat, išsipilimą prie pat, tai žodžiu buvo pakankamai komfortiška vietelė. Su jaukiu miesteliu ir tiktais vėl čia nais kaip ir tokia tų banglentininkų, nežinau kas čia, meka reikėtų sakyti, gal kiek per skambiai, bet nu žodžiu labai populiarus spotas, bet taip ir neužgaudėm mes jų kartu su Ina, tai aš trumpai tik tais mačiau 2 plaukiančius, bet kažkaip su šitom lentelėm žmogeliukų mums nepasisekė iš tikrųjų. Per visą pakrantę, kiek esam čia nais jau pravažiavę, taip ir niekur nematėm. Nu, bet realiai nelabai ir žinom, ar jie tikrai bazuojasi ten, kur mes jų ieškojom.
Jo, nu, nežinom, kurie bičiai ir panašiai, tai tiesiog vaikščiojom kaip varniukai, ieškojom, bet dėja neradom. Tai va, o dabar ką, leidžiamės mes atgal į apačią. Jo. Gaudyti šiek tiek saulės ir geresnių orų. Ir toksai aš manau, kad jau dabar gal dėl to ir leidžiam savo ilgiau pabūti vienoj, kitoj vietai, nes to reiks suktis atgal. Jo, po truputėlį, kaip sakant, ir šita jo mintis jau, kaip sakosi. Sunkiai suvokiama, kiek mes 3 mėnesius, virš 3 mėnesių keliaujam jau. 3,5 dabar jo. Ir sunkiai suvokiama, kad reiks to suktis atgal. Tai nusprendėm suktis per pietus. Nes žiūrėjom į viršų, tai orai nepalankus mums, kas liečia pakeliauti ir pasimėgauti vaizdais, daug lietaus, daug drėgmės. Tai nusprendėm grįžti irgi atgal per pietus. Taip, po truputį. Jo, pasieškant spotus, aišku, Ispanija neblogai jau visą tą pakrantę išmaišėm, bet, iš tikrųjų, paieškojus, manau, dar rasim dar kažkokių tais įvairiausių paskui, kaip sakosi, aukselių galbūt ir. Bet jau nebevažinėsim tikrai kas pusvalandį. Ne, jau. Miestelį. Jo, jau planas. Man asmeniškai Ispanijos tikrai gana. Šiek tiek gaila, kad taip susiklostė, kad Portugalijos ir Ispanijos viršaus nepamatysim dėl orų, bet jo, kas liečia apačią, man asmeniškai tikrai užteko. Tai nebus reikalo ir draskytis. Ne, atvažiuojant į priekį tikrai, kad gerai pravažiavom ir tikrai, kad nemažai aplankėm, tai grįžinėt po truputėlį irgi bus galima išsirinkti kažkokius tai spotus ir praleisti keletą dienų ir toliau paskui gabalą, kaip sakant, važiuoti. Tai, bet, aišku, dar čia viskas prieš akį. Su mūsų planais tai čia. Jo. Tai va, gerai, tai ką, teleportuojamės? Jau visai pasilgau, kiek čia kokias 3 valandas lėksim dabar. Įtariu 4. Tai jau visai pasilgau to tokio tiesiog važiavimo. Man labai, aš visą dieną galiu čia sėdėti šalia ir tiesiog važiuoti. Tai visai pasilgau to tokio išlindimo į tolimesnį kelią. Nu va, važiuojam pro Lisaboną ir per tiltą, kuris mūsų žiniomis yra lyg ir ilgiausias Europoje. Tai jeigu neklystu, berods apie 14 km ilgio turėtų būti. Tai aišku, dabar naktis nesimato visiškai, bet visur šonuose vanduo. Tai va, toks įdomesnis faktas. Labas rytas. Akis dar tokios. Iš tamsos išėjau ir akis dar sunkiai gali patikėti, kad ant tiek saulėta diena čionais. Nes iš tikrųjų vakar dar, kai grįžinėjom vakare, tai atvažiavom čionais, aš nežinau, kelintamės prieš 11, man atrodo, vakare. Tai esmė jo, kad dar bevažiuojant abudu su Ina, kiek kalbėjom, tai sakom, senai iš tikrųjų tokią saulę ir bematėm. Su Laurinu ir Ieva kalbėjom, mūsų bičiuliais iš šios kelionės, tai jie kaip išvažiavo į Ispaniją, tai sakė, jo saulė ir lydėjo. O mes kaip pasilikom Portugalijoje, taip ir paskendom debesyse, sakykim. Pats oras tikrai nebuvo šaltas, bet tokios, kaip dabar, kad čionais pietuose tiesioginės saulės jau... Nu tai tos, kiek čia turbūt kokį 1,5–2 savaitės ir praktiškai ir nematėm iš tikrųjų, tik tais protarpiais. Tai va, ta proga iš tikrųjų, Ina dar miega, tai vakar užsitaktinėjo naktį, dar prasibudau 3:30 ryto, dar žiūrėjo serialą, paskutinės jai ten serijos buvo likusios, tai matyti ant tiek užkabino, kad prasibudau su kulės, sakau, tu turbūt juokauji.
Tai žodžiu, turbūt, kad šiandieną šiek tiek pasnaus ilgiau. O aš eisiu pasportuoti, nusimaudyti ir tada jau bus pusryčiai, kavytė ir panašiai. Tai vakar tokia irgi išvada padarėm, kad Ericeira buvo mūsų tolimiausias šios kelionės taškas nuvažiuotas. Tai bendroj sumoj iš tikrųjų nuvažiavom mes tuoj pažiūrėsiu preliminariai kiek kilometrų. Žodžiu, kadangi buvo mums tas akumuliatorius išsikrovęs, tai visiškai tikslaus skaičiaus nepasakysiu, bet iki Ericeiros 7,5 tūkstančio kilometrų mūsų buvo susukta. O dabar jau realiai nuo vakar tada taip gaunasi, kad oficialiai pradėjom judėti į namų pusę. Iki namų dar irgi iš tikrųjų nemažai ir pravažiuosim, ir aplankysim ir panašiai. Gal kažkur tais grįšim į buvusias vietas, bet stengsimės irgi kuo daugiau dar naujų aplankyti. Va, ir po truputėlį irsimės namų link. Dar aktualus pakankamai buvo klausimas iš anksčiau, kiek kainuoja kelionė mums, sakykime, kasdienybė, keliavimas ir panašiai. Tai vidurkis galiu pasakyti, irgi čia paskaičiavus, tai vidurkis mėnesio, tada, nes realiai mėnesis mėnesių yra nelygus ir priklauso, kiek tu pravažiuoji kilometrų ir panašiai, bet konkrečiai mūsų kelionės, tai būtų 2,300 eurų, čia jau su viskuom, su kuru, su maistais, su pramogom, visiškai viskas. Tai nežinau, 2 žmonėms 1 mėnesis su kelionės išlaidom ir panašiai, tai Europoje aš skaitau, kad labai normali kaina. Kas sakytės atmerkia? Na, nevaidinam. Tai užbaigiai serialą? Užbaigiau. O ko tokia laiminga, kad užbaigiai? Galėsiu ramiai miegoti. Nu ką, mes su mažuoju draugu jau prie jūros, senukas neužilgo turėtų ateiti. Lėtesnis rytas jie šiandien po serialo uždarimo. Jo, pasportavau ir po sporto tokia mintis iš tikrųjų tuoptelėjo, kad kai išvarėm keliauti, tai galvojau, čia bus cool, sportuosi bet galiu pasakyti, kad iš tikrųjų, kam vat yra žmonės
sunku prisiversti toj mūsų įprastoj kasdienybei pasportuoti, tai žinokit, kemperyje tai yra padaryti dar net nežinau kelis kartus sunkiau. Kodėl? Todėl, kad visa ta maža erdvė, ne visada dušą gali paskui turėti, nes tiesiog vandenį taupai. Paskui persirengimas visas nepatogus, paskui prisiparkavai, kur žiūrėk, galvok, kaip tau prisitaikyti, kokią treniruotę pasidaryti ir panašiai. Galų gale oro sąlygos, tai yra iš tikrųjų ką veikti. Kas žino mane, tai žino, kad ne vieni ir ne 2 ir ne 3 metai, kaip sakosi, su sportu draugauju pastoviai. Bet čia vat yra toksai iššūkis. Bet iš tikrųjų savimi didžiuojasi, vis tiek tą pulsą išeina palaikyti, tai į savaitę vis tiek 1-3, tame tarpe, sakykime, treniruotės išeina pasidaryti. Kas tikrai nėra blogai, džiaugiuosi ir didžiuojasi. Tikiuosi iš tikrųjų, kad šitą kelionę dar labiau išugdys tą tokį kūno judėjimo ir sporto meilę, kai bus galima visą tai daryti kur kas patogesnėmis sąlygomis. Nu tai sveikinamės, rytą pradėjome, galime sakyti, iš savo, kas tokia yra vertinga? Rytą pradėjome. Nu tai taip, rytą kur pradėjome? Kur? Nu kur, galima sakyti, jau savo top spotą Portugalijoje. Taip. Nu tai, kas tai čia jokinga? Dabar jau vidurdienis daugiau. Nu ir kas, bet rytą tai pradėjome ar nepradėjome? Ar iš karto atsikėlėme į vidurdienį? Apie kurį personą kalbam? Nu tai neperspausk, tik pasiūlyčiau. Gerai, sorry. Nu tai dabar jau pratęsiu. Tai rytą pradėjau. Nu. Kur? Nu tai kur? Nu tai kur? Tai šnekėk. Nu tai pasakyk jau. Nu nesakysiu, aš jau pradėjau sakyti. Tai rytą pradėjom, dieną pradėjom, nežinau kaip reikėtų įvardinti, paplūdimiukyje. Oras džiugina, lepina, pasiilgtas buvo. Nu, atrodo 3 valandos kelio, 4. Taip, oras visiškai kardinaliai ne kardinaliai pasikeitęs, bet tikrai jau galim išeiti su maike iš namų. Nu, šiandien tai visiškai drąsiai. Tikrai negalėjom padaryti, nežinau, 2 savaitės vaikas. Ta prasme, temperatūra nebuvo jinai ten kardinaliai visiškai kitokia, bet tiesiog saulės tokios tiesioginės nebuvo ir visiškai kita jutiminė. Tai šiandieną atsikėlus ir pamačius, kas per oras laukia, tai galvau išneš į dausas iš tos laimės. Tai va, o dabar einu nufilmuosiu, kaip Julius maudys. Pasižiūrėkit, kokios bangos didelės, iš tikrųjų kitos mano ūgio pareina. Tai gal nenuneš manęs. Galėtų nunešti, kur kontentą. Ačiū. Prašom. Už linkėjimus ir norus. Man visada linksma. Eina maudytis. Rija nei iš tolo neina, nežino, kad keliaus kartu į vandenį. Na, tokius bangos pareina čia, važiuokit. Kosmosas. Wow. Galėtų biškį pavelti jį, taip sakant, pašiaušti plaukus bangomis. Teikti savo, pažiūrėkit, jo ūgio banga. Iki kelio vanduo pareinama.
tokioj va vietoj savo vienoje iš mylimiausių mūsų vietų. Sunkiai? Jau čia per bangas nepašokinėsi. Eik tu savo. Pažiūrėkit, kokia banga čia. Čia kosmosas. Kaip vaikystėje po maudynių visą laiką maistuko, ne? Kaip bangos? Nesu dar žinoti tokiuose maudėsis. Kitos, kai pareidinėjo, tai Lemo taip žiūri ją ir galvoja, kaip čia reikės susitvarkyti, nes kitos, ta prasme, ženkliai aukščiau už mano ūgį buvo, tai momentais šikteldavau, neslėpsiu. Truputį pabrūžintas kojas nuo suvartimo su žvyru tikrai, man atrodo, pavyko užfiksuoti realią situaciją, kaip atrodė tavo maudynės. Jo, kartais, jeigu leidi, kad pavadalotų, tai... Tai normaliai ir pavadaloja. Į kukulį tik tais susuka ir viskas, bet sakau, faina, nes bangos milžiniškos realiai, bet santykinai nėra to tokio pavojaus maudytis, pavyzdžiui, kaip kad pas mūsų Baltijoje būna net prie ženkliai mažesnių bangų, nes čia ta trauka yra ta momentinė tokia, kai vanduo, sakykime, grįžinėja, bet, pavyzdžiui, pabandžiau šiek tiek toliau paplaukį, tu pasiduodi bangai ir tave kuo gražiausiai iš karto į tą krantą gražina, tai kitaip veikia vanduo. Tai labai patiko, suteikiama tai saugumo jausmą ir aš galėjau tada mėgautis bangomis kaip vaikutis, o dabar man laikas užkasti. Gerai, man jau pavargo ranka laikyti, atjungė. Atjungė vis dėlto selfie sticką. Nu tai tu pažiūrėk, tu dažniausiai va šitaip laikai, tavo šitaip bango, tu pažiūrėk mano kampas koks yra. 90 laipsnių, dar aukštesnis, taip kad. Senelizai. Seneliauskai. Cheers. Nu ką, grįžome nuo Jūrikės, žandukai įdegė. Stovim čia parkinge, aš jau nusimaudžiau, bet parodysiu maudynių procesą. Tai yra viena iš kemperio patobulinimo, šitaip galime savo pasakyti. Lauko dušas. Tai jau, mėlieji, grįžus po dienos paplūdimyje, jeigu vieta ir parkingas yra tinkama, galima maudytis lauko duše. Taigi, ateikit arčiau operatorius. Štai čia turime dušiuką, paspaudžiam mygtuką. O, srovė pakankamai silpna. Galime atsisukti stipresnę. O, viskas. Va, prašau. Beach day užskaityta ir finišuojama va su lauko dušiuku. Amazing. Tai aš nesu ta labai dažna maudytoja lauke, nes man dažnu atveju būna per šalta, bet šiandien diena tai tobula lauko duše, tai net aš palindau po lauko dušu. Julka, kaip sakant, dažniau šiek tiek naudojasi šitą privilegiją. Liulka. Aš einu į vidinį dušą. Ne, ir patogu. Patogu. Tikrai, kad patogu, va, grįžti, jeigu smėlinas. Nereikia dušo valyti. Jo. Smėlių nieko nereikia valyti. Va, stovi savo prausies.
Tai va. Aišku, turi būti parkingas tam tinkamas. Tikrai taip. Va, kad žolinėlis bent mažas būtų. Palaistom to pačiu žolinėlį aplink. Kemperio stovykloje turime vieną dalyvį su sveikatos negalavimais. Nu, kad tik jau pačiau tokia sveikatos tik negalavimai būtų galvos skausmas. Kai tau saulėje šima kaulė, jau senai tos saulės nematė tokios intensyvios saulės smūgis, matyti. Gal, kad tu man realiai tai kiekvieną dieną atrodo kaip su saulės smūgiu, kad būtum. Ai. Humoristas. Tai dabar aš nežinau, kaip su tavim iš vis reiks susišnekėti. Tai tu nešnekėk, mano ramiau tik nuo to bus. Biau, biau. 1-1. Piau, piau. Labos nakties. Nu? Pasirodyk ševeliūrą, kokią gerą atkutai. Nenoriu. Parodyk. Nu, nenoriu. Labas rytas. Labas. Žygiuojam į dieną. Žygiuojam. Sportuoju, suprantat, ir eina tokia pagyvenus porelė, pakalbino mane. Nelabai jie ten angliškai, bet šiaip netaip susikalbėjom. Tai nefaina jiem iš po šios nakties. Mes čia 3 kemperiai stovėjom, sustoję ir pasirodo ne vien dėl vagysčių reik pergyvent, o jų vat kemperiukui padarė vat štai taip. Apipaišė brūdai šoną. Tai, nu, jie taip pozityviai, kaip sakosi. Vyrukas rodo ir reiks tipo valyt, bet, nu jo, ne faina. Atsikėlus nuo ryto, tai dar klausiu, ar mums viskas ok, sakau, nu jo, viskas gerai. Tai apėjom dar kartu, niekur niekas nepadaryta, kitas va čia kemperis irgi stovi, net prisiparkavęs. Realiai tai va jie pakankamai, nu nepakankamai, o gražiai yra pasistatę, o va šitas kemperis jisai visiškai va skersai numestas per parkavimo vietas, tai sunku net pasakyti iš tikrųjų, kuom jie čia užkliuvo, kad apipaišė. Tai va, kaip sakosi, kai keliaujat, miegokit su viena akim atmerkta. Net nepagalvočiau, kad čia tokia vieta, kur gali nupaišyti, nu ką tu irgi. Pasirodyk biški kokią gražiesi išmiegojus. Nukai. Nu kodėl tu taip reikia daryti? Nes tu esi mano raktas į vlogo topų viršūnės. Jo, tikrai jau. Tyčiajimasis egzistuoja pas mumis. Tyčiojas tai iš manęs patyčios. Ir psichologinis smurtas. Tai kur čia varysi taip į sportinuką iššokus? Susikaupė biški pykčio ant tavęs per tas dienas. Ir varysiu išsilėti. Ar gundit čia aplinkinius su savo timpom? Na jau koks čia jau gundimas. Nu, kur, formytės visos išryškėjusios. Čia ką man reikia mautis, sportas. Vau. Piau. Nu, jeigu jau jam šalta maudytis. Atvėsau. Tai aš jau tikrai neisiu į lauko. O kur eisi? O jau nosis raudonai šalčio. Buvo gaivu. Pasiruošęs judėti pirmin? Yes. Pasiruošęs. Kraunamės daiktus, pakuojamės. Ir judėsim toliau. Nu ką,
mūsų namai ant ratų šiandieną turėjo pasitarimą, sprendimų priėmimą ir mes nusprendėme keisti lokaciją. Tai yra palikti Portugal. Tai jo, žodžiu, baigiam savo viešnagę Portugalijoje ir nusprendėm jau grįžti į Ispaniją atgal. Tai žiūrinėjom dar, ar norim kažką tai šiandien pamatyti Portugalijos apačioj. Tai buvom dar vieną miestuką kaip ir pasižymėję, kaip jis vadinas? Tavira. Tavira. Tai Tavira buvom pasižymėję, bet tragiška situacija su parkingais. Nieko visiškai tokio... Nieko nėra aplink miestą, jokių parkingų, apart mokamų parkingų ir pats miestelis toksai, jisai fainas, bet pasivaikščiojimų toks, bet realiai tas sprendimas buvo perimtas į Ispanijos pusę vien dėl to, nes šita yra gimtadienis rytoj ir jisai nori ir saulės, ir paplūdimio, nors sako, kad jam nėra skirtumo, bet norėtų šilto oro ir paplūdimio. Tai dėl to mes ir traukiame į Ispaniją, palikdami Portugaliją, nes kuo arčiau Ispanijos sienos, to yra didesnė problema su parkingais ir su miegojimais. Tai norisi šiek tiek nebegalvoti apie parkingą ir apsistoti tikrai fainose vietose, o Ispanija, kas liečia parkingus, tikrai ženkliai lenkia Portugaliją. Stipriai, labai. Kas liečia gamtą, tikrai Portugalija ima viršų, bet kas liečia parkingus ir paplūdimius su parkingais, tai Ispanija vienareikšmiškai ima viršų. Tai kadangi jau norim šiek tiek atsipūsti ir nesukti galvos, ieškant kur miegoti, o mėgautis labiau jūrą, gal gerų orų, kol dar turim galimybę. Kol dar esam čia. Jo, ir tada jau po truputėlį, kaip ir sakėm, reiks galvoti planą link namų. Tai dėl to ir nusprendėm link Ispanijos traukti ir pasimėgauti dar šiltėjančiais orais. Taip. Tai jie šiltėja, bet nepakankamai šiltėja, jog trauktumėm kažkur į viršų, nes ten orai tai... Ne, didelė labai tikrai, kad rizika būtų ir jo labiau, sakom, norim dar ir šiek tiek tos pabandyti Europos, grįžtant paeksplorint, sakykim. Tai Europoje jau bet kokiu atveju mes būsim, sakykim, stipriai priklausomi nuo orų, tai nesinori dar čionais irgi to paskutinio, sakykim, laiko, kurį leisim, kad pasidaryti taip, kad orai neleistų atsipalaiduoti ir veikti tai, ką norisi veikti. Jo. Tai čia labiau dėl lietaus, nes... Jo, šaltis ir ten vėsesnis oras, tai tiesiog oras yra toks, koks yra, bet jo pagrindas tai yra lietus ir panašus reikalai. Nu va, sustojom pasipildyti vandenuko. Kiek jau nuvažiavom? Nuvažiavom, pasipildom atsargas, pavalgom, prisipildom skrandukus ir toliau važiuojam. Kiek dar liko? Iki taško? Iki galutinio taško? Nežinau, koks galutinis taškas. Ai, šito nežinojau. Tiesiog važiuojam. Supratau. Tai va, tiesiog važiuojam. Nieks nežino, kur bus galutinis taškas. Kiek dabar yra 6 valandos? 7. Tai važiuosim tol, kol turės. Viskas pradėjo kristi iš rankų visos situacijos. Perpiliai? Tai visada perpilau. O tai kaip tada neišbėgs vėl į kilimą? Tai nebeišbėga. Esu sutvarkęs taigi. Ai, tu esi sutvarkęs?
Jo, kaip tu galvoji? Galvojau, kad nesutvarkiai. Jeigu aš tave sutvarkau. Eiktų. Aš tik mes, moteris, tik leidžiam jums manyti, kad jūs mumis sutvarkote. Bet, prasme, mūsų nieks, mes pačios nesusitvarkom su jumis, galvoju, kad jūs mumis sutvarkysit. Optimistai vyrai. Turbo vakarienė. Tuno steikiukai. Kuskusiukas. Niam. Daržovytės. Niam. Nu ką, naktinėtojai pagaliau sustoja, tai kiek mes čia turim? Nei daug, nei mažai, 10:30 vakare. Tai žodžiu, jo, išsirinkom tašką rytdienai, tai rytoj varysim prie ežero. Tai jau iš tikrųjų po vakarienės vargiai beišsijudinom. Sakėm, gal nebevažiuojam, bet pasižiūrėjom jo paskui ežeriuką. Pasižiūrėjom, kad nuo ten, kur buvom, yra 1:40 važiavimo ir galutiniam rezultate sakom, važiuojam. Paskui rytoj bus mažiau ir anksčiau atvažiuosim, galėsim labiau pasimėgauti dieną. Tai viskas tvarkoja, atvažiavam ir išsirinkom tenais irgi tokie, ką žinau, miestelis tai iš vis jisai, sakykime, apie nieką, tiesiog kaimelis kažkoks, bet irgi jie turi tą viešą vadinamą parkingą kemperiam. Tai esam karaliai, nes stovim va patys vieni, pilna vietos ir dar ten tolin irgi yra parkingas. Tai žodžiu, pliusas tas, kad turėsim vandens pasipildymą, nors kaip ir išvažiavom puspilniai, bet rytoj atsikėlę galėsim pasportuoti į dušiukus ir panašiai, ir tada jau šauti gamtą su visais skyščiais pilni ir su bakais skyščių tušti. Tai va, tai žodžiu, bus rami naktis, nes gatvė pakankamai toli, neintensyvus eismas, tai manau išsimiegosim gerai, pasportuojam ir rytoj tada apsiprekinę į gamtą. Labos nakties.